Labas rytas. Pas mus šiauriniai Lietuvos daly tokios pūgos, tiek sniego, takelius prasikasti iki šulinį, kad vandenį pasisėmti. Pūgos visur laukuose. Nei tu praeisi, nei išvažiuosi. Niekur. Takelius prasikasiau prasikasiau. Pūgos tokios ir be perstojo sninga. Vakar snigo. 2026 metų sausio 27, šiandien sausio 28 dar sninga. Prasikasiau takelį iki Malkinės, o tenai va išeit neišvažiuot nieko. Reikia kasti iki pat kelių sniegą, nes čia nepravalo ir pati toliau išeit nebegaliu jau, nes nepravalo tų keliukų. Viena keli pravalo, šitą ne, patiem reikia atsikasti. Vakar dar pravažiavom šiaip taip su mašina, mieste irgi nelabai kas valyta, žmonių pramindžiota visur buvo. Tai va, eglutės apsnigsta, ten toliau nebeprieisiu, storio sniego, tai nežinau, jau pusė 30 centimetrų, kiek jau, pusę metrą gal dar nėra. Visur prisnigta, iki Malkinės prieit takeliai, ten pirtėliai, tai daug šilčiau, kambarį labai daug malkų reikia man nešti. Visą maišą sukūrenu per dieną, jeigu nedaugiau dar ir 2 maišus kitą kartą. Ačiū Dievui, malkų dar atsivežiau, užsisakiau dar prieš tas pūgas, nieko nebelaukiau. Už 5 kvadratinius metrus 250 sumokėjau. Tai va, laukai sniego, visur nukloti sniego, visur sniego. Ant stogo irgi pilna sniego. Pusnis nebežino kiek centimetrų. Pusę metro 30 centimetrų, kiek ši bus jau labai daug sninga antrą parą. Bet graži žiema. Kas būtos gyvena, tai tiem viskas ir vanduo, o čia iš šulinio viską reiks lemti. Vandenį nešti, vandentiekio nėra, nieko nėra. Būtos gyvena, tai gal graži žiema, ten šilta jiem, pakūrena, tik užmokėti tai reikia. Čia senam žmogui jau žinokit, jau nekas, va pusnis, nusikasti reik tas pusnis, va kokio storio pusnis. Čia jau pusę metrą bus, nu jau kur numesta, nu takeliu. Eglutė mano gražioji, nežadam dar kirsti, tenai toliau už tvoros daug eglučių yra. Va, labai gražiai atrodo, dar tokios žiemos nebuvo. Ačiū už dėmesį.